Labas rytas visiems. Šiandien pradedam rytą nuo skanių pusryčių. Ačiū Rimantui už juos. Šiandien dar daugiau optimizmo pas mumis. Tai atvėso. Nebe taip šilta kaip vakar, bet labai fainas grynas oras. Tai turėsim gerą laiką gamtoj. Skanaus visiems. Dar vienas ankstyvas rytas Švedijoje. Šiandien turim ypatingai gražų rytą, rūką virš vandens. Tai ką jau, pirmieji mūsų egzemplioriai įsiamžino kartu su mumis, gyvena toliau, bet mūsų žvejyba dar nesibaigė. Tai trauksim šiandien savo starkius toliau. Tai įspūdinga iš tikrųjų vieta, įspūdingas laikas ir neįkainoja patirtis, kaip tau Rimai. Čia tau įprasta, jau turbūt 20 metų čia. Daug metų čia. Ant kranto nes? Ar nuplauti? Po įtampą. Kaip tik džakuzį pasidarysiu savo. Gerai. O čia va, dabar važiuos, mes čia važiavome. Mes važiavom, čia vakar buvome. Jo. Dabar šiandieną eisime. Į šitą? Ai, kitą pusę. Maršrutas kitas bus. Mes čia, dar čia gera viena vieta yra. Ja. Bet mes dabar ateisim aplinkui. Čia tiltelis yra toje vietoje, ne? Čia tiltelis, o čia va. Ai, čia, ne? Jo. O čia mes buvom. Mes tenais plaukiam vakar, dabar plauksime ratu aplinkui. Jo. Bet įspūdingas maršrutas, toks apskritai, žinai. Kai taip šalta, iš tikrųjų džiaugies, žinai, kad kostiumą turi gerą apsivilkęs. Tai va, tai dabar kaip tik kalbamės apie šios Runo kostiumus su Rimu ir kokie privalumai. Man tai, pavyzdžiui, kaip žmogui suprantančiam šiek tiek apie tai, kad šilumą reikia saugoti, ypač kada yra tokie rytai, tai galiu tik tais pagirti. Man asmeniškai tikrai ačiū Rimui, kai jisai man parūpino tokį kostiumą. Aišku, nežinau, kam Rimas dėkos už jį, bet aš turiu Rimui dėkoti. Tai man labai pirmą dieną pasiteisino, kada buvo lietus stiprus, vėjas. Jo, pašiltuką, bet aš pašiltuką buvau dar pirmą dieną išsisegęs, nes ganėtinai buvo šilta, tik tais, kad didelis vėjas ir iš tikrųjų labai stipriai pylė lietus, tai visiškai nejutau peršlampumo. 9000, ne? Jo, pagal tą skalę 9000 čia žvejybai yra pakankamai daug. Aš nesakau, yra ir didesnių skaičių, bet jie tiesiog nereikalingi, nes tada tu pradedi virti iš vidaus. Tai va čia va tas va flisas, aš, pavyzdžiui, labai mėgstu flisus, tai tas antras sluoksnis. Nes aš mačiau, kai jis iš 4 dalių net susideda. Jį gali kaip naudoti flisuką kaip treningėlį, vadalėsim grįžai namo po žvejybos. Tiesiog išsisegėsi labai šauniai gražiai atrodo. Tai aš taip ir darau. Kaip matai ryte, kad nesušilti, žinai, kol einam iki valties, dažniausiai atsisėda. Kaip šitas toksai rytas, tai va, sėdi tą treningėlį ant viršaus, kostiumėlį, kelnes taipogi yra. Ir neprapučia vėjybas, o dabar kiek mes dabar laipsniai turim? Nu dabar 3. Ne, 3 laipsniai žiūrėjau buvo. Tai va, įsivaizduoju. Tai prie 3 laipsnių jisai dirba. Ir kas įdomiausia, aš tada, kai vilkaus pirmą kartą mačiau, buvo dar net etiketė, jisai visiškai naujas, ne, tai pasižiūrėjau, kai jisai 4 dalių. Ir žiemą net gali įsisekti dar vienas sluoksnis. Manau, kokie -10 tai tikrai gali. Iki -20. Nu jo, bet čia yra kritinė vadinasi. Jo, iki -20, nebent vaikščiojant kažkaip tai, bet jeigu sėdint vietoje, tai aš manau, yra kitų Runos produktų, kurie turi iki -25, iki -30 turi. Ekstremas tas vadinamas. Jo, ekstremas, raudonos spalvos, galbūt mes parodys. Ne, man patogus, man iš tikrųjų. Ir kas dar... Rudeninis, pavasarinis, tikrai pasakiškas kostiumėlis ir patogus, nevaržo
judesių. Pats flisas, matai, susiūtas yra tos tokios dalis, kur trinasi, žinai, padarytas tokios tam, kad specialiai trinčiai, žinai, kad neplyštų, nes flisas iš tikrųjų tos trinties šiek tiek bijo. Tai, ne, man tai toks, aš jau nešneku, kad jisai ganėtinai stilingas, toksai ir žinai, ir vakar, jeigu atkreipi dėmesį, žinai, patys žvėjai net iš toli atsisukdavo pasižiūrėti, žinai, kad čia tokie ryškus ant vandens. Tai. Iš kitos pusės yra gerai, žinai, jeigu nedaug nelaimės kokiu atveju, kad tu matytum tave iš toli. Faktas. Ryškios spalvos yra jo. Numeris 1 saugumo atžvilgiu. Tai va. Manau, tikrai kostiumas Rūnos kostiumas tikrai. Tai mes jaučiamės dabar ne tik tais patogiai, bet ir stilingai ant vandens. Ir... Stiliovį. Iškart matas, ant valties užrašas, kad iš Lietuvos. Ir lietuviai diktuoja madas net Švedijai. Turėkit omeny, Rūnos mums padeda tai padaryti. Būtent šiuo metu yra vienas atsakingiausių momentų, kada mes einame tarp akmenų, kaip matot, akmenys kyša ir dešinėje, ir kairėje pusėje, ir nebereikalo čia į priekį atėjau tam, kad šiek tiek pasikeltų ir pats variklis, ir galbūt spėsiu kažką tai pamatyti, nors šiaip Rimas labai atkalęs tą sistemą, tikrai eina, kai žiūrėjom pagal ploterį ir pagal gilmatį, tai nežinau, kaip juvelyras, kaip asas, galima sakyti, tai... Bet vis tiek yra pavojinga, nes vieną dieną gali būti vanduo keliasdešimt centimetrų aukštesnis, kita žemesnis ir, žinot, ir galim tiesiog turėti nemalonų incidentą ežere. O kliučių čia tikrai labai daug ir jų užtenka. Tai šiandien ryte plaukiam šiek tiek kitų maršrutų į visai kitą ežero dalį, kur yra didesni gyliai. Čia berods man yra, kiek minėjo Rimantas, iki 12 metrų, didžiausios duobės. Tai tikslas yra ne tik starkį, bet ir lydeką pabandyti pagauti. Kas įspūdingiausia, aišku, pats ežeras įspūdingas labai. Tas pakrantės, plaukiant ryte, kada tu matai rūką virš vandens, kada matai skrendančius paukščius, kada matai krante besirašančius kitus žvėjus išplaukti į žvejybą, tai toksai yra pasakiškai gražus vaizdas. Tai man čia galima sakyti tokios akimirkos, kurios niekada būna neužmirštos. Ir jos dažniausiai, kada tu sėdi kažkada namuose ir galvoji, ką čia šiandien nuveikti, kada diena būna elementari, liūdna, tai vat prisimeni ir trauki iš atminties tokius vaizdelius ir gyvenimas iškart visai kitom spalvom nusidažo. Tai man labai patinka tokios akimirkos. Kurią norit, man aš to duodu rinktis. Man kaip profesionalui jokio skirtumas. Aš visiems priminsiu, kas pirmas pagavo šioje žvejyboje. Čia vienas ir čia du. Gerai. Taip, kad iš tikrųjų čia, žinai. Kaip bebūtų įdomu, šiuose vandenyse juodos spalvos ganėtinai gerai dirba savo darbą. Nors atrodo vanduo nėra skaidrus, bet kiekvienam vandenį yra savi siurprizai. Nors asmeniškai man visada kažkodėl simpatizuoja labiau ryškios spalvos. Kaip matot, ruošiamės naujus masalus, bandysime šiandien ant guminukų labiau gaudyti. Tai Rimantas kaip tik dabar ruošia navigacinį įrangą, kaip tik stebi live sistemoje, kur yra žuvis šiuo metu. Tai kol ieškom to žuvies, galime, aišku, ir su masalais pažaisti, pažiūrėti, ką dar turime savo repertuare. Aš manau, kad išbandysime šiandien tikrai daugą. Matysi dabar tavo šitą. Opa. Na, jeigu kas, gal dar morkavą paskiau galvoju. Gal Elnai, tu morkavus. Mane išpykė. Va šitą juodą su morkavu.
Viskas. Dabar visos žuvis mūsų. Su tokiu servizu, kai tau net užkabina masalą, Rimukas, tai čia, žinokit, gėda būtų nepagauti. Ruošiamės. Taip. Gerai, dėkas, na, per. Gerai. Matau. Gerai, pertraukiam. O, eina. Masaliukas eina. Biški. Gerai, ačiū. Ne. Yra. Geras, bet tai pasiliko viskas. Viskas. Vos laikas, žinau. Vos laikas, jau. Pavyko? Gerai. Eina link tavęs, eina, matau, eina. O. Eina, ims, tu. Yra. Nesvarbu mums. Ten. Žymoj? Ha! Leonas muša rekordus. Taip, palauk, dabar Vėl tas pats, matai? Leisk. Vėl tas pats. Pasikabina šitą meškerę. Kairės pusės, ne? Lygiai, 60. Leidžiam ir viskas. Leidžiam šitą, tegul eina. Opa! Gera. Man lygiai nematau nifiga. Gerai. Labą dieną, prašom pas mus į vidų. Kibimas tęsės. Šiandien turim labai gerą dieną. Ypatingai gražus laimikiai. Kaip matot, visiškai netikėtai. Iš 3 stovėjusių lydekų vieną iš jų matome jau čia. Pamatėm labai gražiai 3 stovinčias žuvis. Taip. Ohopa. Įpusi mane. O. Ne, 97. 5,5. Taip grinai ir paleisi prie kameros. Bandom atgaivinti. O. Rimantai, aš dar tavęs norėjau paklausti apie pačius tos pinigus, su kuriais mes čia žvejojam. Samurajai, ne? Matau, vadinasi. Kuom jie čia ypatingi? Ar mes čia tiesiog paėmėm random meškerės, ar tu su jom pripratęs esi žvejoti? Ne, su šitom meškerėm aš žvejoju ne pirmą sezoną.
Ir kas juose man patinka, kad yra labai jautrus blankas. Visą kibimą jauti per rankenėlę. Jo, menkiausia krustelėjimą, net kartais žiūriu, paliečiam žuvį ir, kai sakau, buvo. Viršūnėlė net niekad nežiūriu, tiesiog jauti per rankas smūgis būna starkio. Starkio lydeko smūgis. Mes žvejojom šį kartą aš nuo 40-80 gramatūrą žvejojau, todėl, kad aš su sunkesniais, didesniais masalais gaunu. Mano matau mažesnis, 30-50, ne? 20-50, jo. Taip, lengvesnis. Ir 10 cm trumpesnis, tai yra mano 2,30, tavo 2,40. Taip. Bet pats viduriukas yra 2,30. 2,40 jau kai kuriais atvejais, kad norėtum pravesti per priekį, užmesti, kad patogiau būtų žuveliai pateikti masalą. Ir turbūt valtį geriau jau tiesa, nesu tokia jau, kai daugiau žvejojam. Šiek tiek 2,40, nu, tu gali daugiau kur prieiti, gali, supranti, iš kitos pusės valties išvedžiojimo žuvies padaryti. Su trumpesnė to nepadarysi, bet nereikia ilginti. Tikrai bus nepatogu valtyje. Ir atkreipti dėmesį, kad turi būti jautrus kotas, jautrus blankas, kuo daugiau, kad būtų anglies pluošto. Tada jinai skambesnė būna. Skambesnė, viską jauti per ranką. Jo, vibracija, o kaip eina. Ir taip jaučiasi. Jeigu mes pridėtume spriktą duočiau per galiuką, viską jaustum ant rankų. Gerai, o patys valai, kiek yra svarbus, kas čia per valas? Valas, mes čia turim šį kartą užsiviniom Siveidos valą. Jis yra 4 gijų, 0,18 storumo. Ar svarbu tas storis? Tikrai taip, nesiploninkit, nes pirmas dalykas, jeigu plonas valas bus, smūgio metu nuplėšit, nes pakirtimas turi būti stiprus, todėl kad, kaip žinia, starkio žiaunosi, žabtai jie labai kieti ir reikia perkirsti, kad jis jog įsikabintų. Tai mes antrą dieną irgi turėjom incidentą, kai tik kaip lydeka, ne? Taip. Aukščiau pavadėlio nukando. Nukando jie. Ir toliau siūlyčiau 4 gijų valą, ne 8 gijų, todėl kad jisai mažiau bijo ir abrazyvų, mažiau bijo trinties. Jis yra tikrai patvarėti. Taip, jisai per žiedelius šiek tiek zirzia, kaip aš sakau, jaučiasi. 8 gijų jisai yra švelnesnis, jis dengtas, minkštesnis, bet jis yra šiek tiek silpnesnis. Supratau. Džigavimui taip sutinku 8 gijų valas, bet ne pelagikai. Tai tu rekomenduoji naudoti būtent šį valą, ne? Jo, Siveidos siūlyčiau 0,18, 0,2 galite. Supratau. Tikrai. Žuvį tikrai ištrauksite, ne? Tikrai ištrauksite. Ta, kur tu buvai pagavęs virš 10 kg, irgi būtent su tokiu. Jo, būtent su Siveidos. Ir šitą dar pabrėšiu, kad jeigu nepamirškite, jeigu žuvis labai yra pasyvi, valos storis labai daug ką priklauso. Todėl, kad jeigu plonas valas bus, labai greitai skęsta. Storesnis valas daro tokią būrę ir jisai... Principas yra tame, kad išlaikyti kuo arčiau žuvies snukio masalą ir ilgiau išlaikyti. Ir tiksliai užvesti, va, tas jau aš čia supratau. Ir vienas iš momentų yra valo storis. Jeigu bus plonas valas, neišlaikysite tikrai. Netgi kiti žmonės netgi deda, žinau, pažįstamų, kurie netgi 0,32 storio deda valą tam, kad kuo ilgiau išlaikyti masalą, kuo didesnis masalas, kad ir nenuplėštum kirtimo metu. Gali nuplėšti labai lengvai. Supratau. Gerai, ačiū tau už patarimus. Nėra iš ką. Matai, uodegas ar nusilenkas. Va, matau. Gerai. Yra. Opa, dar vieną turim. Yra. Bet čia jau tiek, ką girdai, kad šiandien jau... Revoliucija. Dabar tu pasuk man į mane biškį taip daidį. O, va taip va. Taip, 72. Kas?
30 gramai į gramą atspėjau. O čia tai kulinaro rankos. Žuvės versi. Sveiki. Nu ir kaip kibimai? Prašom, visada galim paklausti. Nu o, nereikia už visus kalbėti. A šiandien nieko? Na, visiškai neina atrasti. Tas geltonas su juoda nugara labai kažkaip dirba. O ką čia reikia reklamuoti? Nieko, nu ką, draugiškumo lietuvišką. Ar toks Klaipėda? Žinai, Giedriu taip parvežti gali. Dar pasilikėliom dienom. Svarbu neužbaigt žvejybos protais. Nu, čia viską galima. Vakar vieną išgelbėjome, norėjo silkės paragauti. Ne, mes paleidinėjom. Atvažiavome iki naujausio namelio šio resorto, tai čia būtent matau, kad su pačiu gražiausiu vaizdu yra namukas. Jisai pats naujausias. Šeimininkė labai jau taip išdidžiai mums jį pristatinėja, sakė, jūs jį tikrai turit pamatyti. Ir čia tokiems gamtos mylėtojams, nu, norint pamatyti pro langą ežerą, vaizdą ir būti mišku apsupti, tai čia turbūt yra idealiausias namas jūsų šeimai. Dar dvi vietos vaikams. Vietos. Nu jau čia toks visiškas lizdelis, aišku, bet galima gražiai savo išsimegoti. Šiaip viskas yra ir virtuvė padaryta. Kitchen ir šaldytuvas. Ir indaplovė net neabejoju bus. Viskas naujai, gražiai. What about we see? Outside, yes. Tai turbūt nieko negali būti nuostabiau, kaip prie šio stalo sėdėti, grožėti Švedijos gamta ir gerti rytinę kavą. Nu va, čia jau panašiau į mišką. Nu va, matau jau baravykas vienas. Čia mes jį ir pagrybausim. Va, prašau. Panašu, kad mūsų grybavimas prasideda. O, koks gražus kotas, žiūrėkit. Grybieną paliekam. Sveiki, sveiki. Pirmieji. Nu, Lietuvoje nespėjau, bent jau čia pagrybausiu. Prašau. Ką mes ten rinksim? Manėlės. O, ir baravykas. Koks gerai. Ir dar 3 važiuok. 1, 2, 3 šalia. O, dar vienas. Ir dar vienas. Iš samanėlių. Išlindantis tokie. Va. Kraitis didėja. O, dar vienas. Ir dar 2 tiksliau. Vienas šalia kito. Dar vienas. Toliau.
O, matau baravykas. Koks kotas. Prašau. Badu nemirsim, tikrai. Pažiūrėk, kokie baravykai. Vienas, antras, trečias. Pasižiūrėk, aš čia dar. Nu. Ir čia, ir čia. Pafilmuosiu tą irgi trumpai. O čia pagal krepšį pasižiūrėk, kokio dydžio. Oi, savo. O čia tai grybas. Nu, sukirmijęs, aišku, bet tai kokį jisai dydžio nenormalaus. Nu, kepurė gal ir sveika. Oi, tu savo. Nu, čia tai grybienas. Nu, paliksim, aišku, kad augtų kiti grybai. Žodžiu, Aurimas susitašė kažkur tai, o man jau rankos nebetelpa. Va, čia, tenais, ir tenais, ir čia, ir čia. Va, prašau. Rezumė toks, kiek mes čia pusvalandį kaip grybaujam, nebėra kur dėti grybų. Tai jau dabar jau su Giedriu viniuosime meškerės, nes dar grįžtant tikėtina, kad panašiai turbūt surasim pakeliui. Nu, va, toks grybavimas yra Švedijai. Fantastika. Judam. Judam. Grybų nebepanešu. Giedriu. Nebepanešu grybų. Griūnu. Va taip, va gražiausiai. Na ką, mūsų kelionė turbūt jau kaip ir visos eina į pabaigą. Nusprendžiau padaryti vis tiek simbolinį paskutinį užmetimą. Ir kaip bebūtų, aišku, už šią kelionę aš esu be galo dėkingas Rimantui. UAB Vangita yra būtent ta kompanija, kuri gali jūs atvežti ne tik į Švediją, bet ir į bet kurią Skandinavijos šalį pažvejoti. Tai ačiū tau, Rimantai. Jo, ir tau, Leonai, iš kompanija. Gera žvejyba buvo. Aš manau, kad tikrai gera. Nu, dabar jeigu dar partrauksiu ir kažkas užkips, tai čia bus ne. Stebuklų šį kartą neįvyko. Tai ką, ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie sekate mano YouTube kanalą, kurie rašote komentarus, laikinate ir dalinatės juo. Tai aš buvau Aurimas Mockus kartu su jumis ir šį kartą žvejojame Švedijoje. Trofėjai mūsų akivaizdus. Ačiū ir iki sekančio karto.